Taigi, Starlinkas dėžė sunkiai. Taigi. Antena. Nu, ganėtinai nesunkus šofuoti anteną. Jau čia padėti šoną. Čia dar. Nu, instrukcija tikriausiai tokios nesumatęs dar gyvenime. Dydis tai jau, nu, įspūdingas. Kabeliukas 15 metrų, pilnai apsaugotas. Elektros kabelis. Sakykime, beveik standartinis, tik su gumelė. Routeris. Dar kažkas tai yra. Va. Jungtis. Ir maitinimo blokas. Rašo. Įdomus koksai, 195 vatai ir srovė eina 57 voltai. Nu, toks iš vis nestandartinis. Instrukcija. Net lietuvių yra. Nu ir daugiau čia nieko įdomaus ir nėra. Žodžiu, labai viskas paprasta. Nieko nesuprantamo, niekaip kitaip nesujunginėsi, tik tais taip, kaip priklauso. Tai va, dabar reiks eiti neštis pajunginėti. Dar kaip įsistato viskas. Įsispaudžia iki pat galo, jokio vandens nepratekėjimo. Va, su tokiom gumeliam. Pats routeris irgi nepralaidus vandeniui, bent jau drėgmai kažkiek tai. Žodžiu, čia beveik viskas laukia gali ir gyventi. Va, kabelis giliai įsikiša. Matos, kad čiukštų. Netrakšteliu. Į anteną irgi. Dabar į galą kažkur surasti. Taip. Man rankų trūks, aš tikrųjų. Tai galvoju, kaip jinai reikės. Bet įdomus, kaip reikės ištraukti. Nu, čia dabar jau nebesigilinsiu šito. Bet, nu, įsistatė, bet trakštelėjo, kaip užsifiksuoja ir viskas.
Nu, tipo pasijungiau. Kas čia dar gali būti įdomaus pas jį? O čia irgi taip eina. Nu, gerai. Statistika. A, tipo veikia. Nu, įdomiai. Koks mano negražus ekranas. Ir viskas tipo. Nu, reikia nusėti internetą. Ne, dar internetas neveikia. Žodžiu, čia toks ilgokas procesas, vaizduoju, kol jisai čia neužbaigs savo update'o, tol taip ir bus. Atsijungia. Vėl pasijungia. Taigi, nu, pamėginta greitai, dar aišku, update neatėjo. Nuspaudžiam start. Nu, stako pats Starlinkas. O kaip per speed testą bus įdomu pažiūrėti, iš tikrųjų. Nu, speed testą žiūrim, ką rodo. Ai. 30, 40. Nu, pladas iš jo daug ir negali tikėtis, visgi reikia perduoti 500 km signalą, tai čia, nu, taip ir turi būti, taip ir aš. Nu, dabar prijungiu prie 5 GHz. Nu va, iškart kitas. Taip kaip ir rašė. Nu va. Toksai greitis ir yra. Toliau, ką čia daugiau pažiūrėti? Nu, nieko čia nepažiūrėsi. Ką pats Starlinkas rodo. Megabitų. Nu, tiesiog puiku. Nieko daugiau norėti nereikia.